Radijo namai, tai labai gerai. Labą dieną. Šiandien turiu klausimų jums apie žemę. Kas yra žemė? Kas žino? Žemė yra, kur augina gėlytes. Taip, Gabrielė. Žemė yra, kur žmonės gyvena. Taip, gal tu, Lukai, žinai, kas yra žemė? Kur auga visokie galai ir medžiai. Ten visko daug yra. Taip, ką Agota pasakys? Ten yra šunų. Šunų yra. Ką, Daniela, tu pasakysi? Kas yra žemė? Visus metus visi pasakojo jums apie žemę. Ką atsimenate? Kad ten yra augalai, medžiai, ten dar augina vaisius. Taip. Augalai tai yra nuo vaisių. Labai gerai. Ar jūs piešiate panašų piešinį? Taip. Taigi, labai gerai. Jeigu piešiate, jūs žinosite, kuo skiriasi Žemė nuo kitų planetų? Kad Žemėje yra, pavyzdžiui, namai, miestai. O dar žinote kitų planetų jūs? Marsas, Mėnulis, Jupiteris, Saturnas, Ką kiti žino? Uranas, Uranas, Neptūnas. Dar dvi. Venera. Gerai. Nu va, jūs labai daug atsimenate. Ir Žemė. Ir Žemė irgi planeta, taip? O jūs žinote, kas yra Žemėje, va tokie Mes dabar atskiri? esame Žemėje. Mes dabar esame Žemėje, Čia tai yra miškai. koks yra... Nese yra visos vietos, šalys. O va šičia jūsų tėčiai pasakojo apie visokias šalis, apie žemynus. Žinote, kas yra žemynas? Taip, žinome. Kas yra žemynas? Kur yra žemynas? O žinai, kur yra žemynas? Kur? Afrika yra žemynas. Afrika yra žemynas. Ne. Vienas Ir žemynas. Europa. Ir Europa yra žemynas. Kas dar kokių žino? Šiaurės Amerika. Šiaurės Pietų Amerika. Taip. O dar va tokia salelė. Indija. Gal Indija ten? Indija. Afrika čia parašyta. Antarktida. Antarktida dar yra Žemėje. Taip. Pietų Amerika. Žinote tokią? O jūs Aš atsimenate? sakiau Pietų Ameriką. Labai gerai. Kieno tėtis apie Afriką pasakojo? Gusto. Ne, mano. Ne Gusto. Kokia yra Žemė? Kas va dar jums, ką atsimenate, tėčiai pasakojo? Mano apie Prancūziją. Tai kokia Mano Prancūzija? Švento Martyno salą. Taip, ką atsimenat, ką tėtai pasakojo? Bet man labai patiko, kad mes keliavome daug šalių. Daug šalių apkeliavote. Taip, Europoje, man atrodo, tėtis pasako, kaip jūs keliavot, nes mes gyvename Europoje. Noriu paklausti kiekvieno, ką norėtumėte dabar aplankyti Žemėje labiausiai? Aš labiausiai noriu aplankyti Švento Martyno salą. Taip, į Aš tokią. ten Į buvau. tokią salą norėčiau ir aš nuvykti. Nikita, kur labiausiai norėtų Aš labai nukeliauti? norėčiau pasakysiu jausi. Ne, mes norim laidoje išgirsti, tai pasakyk, visi nori išgirsti. Į Afriką. Taip, ir aš labai norėčiau į Afriką. Bet ten vyksta karas. Ne, Afrikoje ne visur. Aš tai noriu vykti į Lietuvą, kada esu. Gerai. O Agota? Man labai patinka. Švento Martyno salytė. Tau A, gerai. Daniela, kur? Švento Martyno niekur nekeliau. Gerai, papasakos Lukas dar. Ir dar man labai patinka į Palangą. Į Palangą man irgi labai patinka. Man labai patinka į Palangą. O kas jums labiausiai Palangoje patinka? Bet aš man kartus važiavęs. Man tai labai patinka, todėl, nes ten yra mano mašytės namai, dar yra daug plintų mano mašytės gintarų. Labai. Tokio dydžio stiklinį ir tokio storio. Gerai, dabar Agota dar kažką Pirma. prisiminė. Ko? Tau patinka Palangoj? Kas tau patinka Palangoj?
kaip važiuosim mūšininkas. Labai ačiū. Radijo namai, tai labai gerai.